Sveiki draugai, šiandien tokia gan aktuali informacija šiai dienai. Jau keletą dienų matau sklandant šią informaciją internete. Ir čia galime matyti Džonas Stewartas paskelbė informaciją ir iškart pašalino apie Džoną Stewartą. Rašoma, jog jis buvo kandidatas į gubernatorius, yra žurnalistas ir tyrėjas. Na, kiek tame tiesos? Toliau, manau, vargu, jog šios nuotraukos yra tiesa. Kai dabar mūsų laikais taip viskas generuojama dirbtinio intelekto, tai, žodžiu, bandoma manipuliuoti žmonėmis. Toliau, kągi apie visą tai, apie šiaurės žmonės, šiaurės tautas. Įdomiai skamba ne ateiviai, bet šiaurės tautos. Verčia susimastyti, kas supranta, apie ką kalbu, ką turiu omeny. Paklausykime, ką apie šias šiaurės tautas pasakoja Deividas Grušas. Kas jis toks? Jis yra kongresmenas atstovaujantis 7-ajai Misūrio kongreso apygardai. Taigi išverčiau jums trumpą vaizdo įrašą, galime paklausyti. Kągi jis apie tai pasakė? Tai, ką man papasakojo Grušas, būtent tai man ir susuko galvą ir tai, ką jie sakė nutikus su Trumpu, žinot, ir aš jums tiesiog pasakysiu tai ir vėlgi aš to nežinau, noriu pradėti nuo prefakto perspėjimo, sakydamas, kad tai nėra tai, ko aš tikiu, tai yra tai, kas man buvo pasakyta, gerai? Jis sakė, kad šiaurės šalių žmonės arba nordikai ateiviai yra kokiais keliais šimtais metų labiau pažengę už mus, bet jie nėra super pažengę, jie nėra tokie. Jie sakė, kad pilkieji, kad ir kas siūstų tuos pilkuosius, yra nepaprastai pažengę, pavyzdžiui, tūkstančius metų ir labiau pažengę už mus, nes jie valdo visus tuos antigravitacinius dalykus, visus tuos pamišėliškus, visus šiuos beprotiškus dalykus, kurie yra labai aukšto lygio. Ir daug kas, ką jie sako apie pilkuosius, yra psichotronika, psionika. Tad iš esmės jie neturi fizinių valdymo sąsajų, jie naudojasi savo protu ir kad yra sąsaja, kuri pagauna mintis ir būtent taip jie valdo šias transporto priemonės per psioniką. Tačiau nordikai žmonės šiek tiek primena žmonės. Ir jie eksperimentavo kryžmindamiesi su žmonėmis ir jie sako, kad pasaulyje gyvena kai kurie ateiviai, kurie yra mišrūnai. Ir aš jo paklausiau, sakau, gerai, ar jie žino, kad yra mišrūnai, ar jie, pavyzdžiui, kaip tu žinotum, kad jie yra mišrūnai. Ir jis neturėjo į tai atsakymo, ta prasme, jis nežinojo, ar jie patys tai žino, bet jie sakė, kad instruktažuose, briefinguose, kuriuos jis išklausė, buvo apie juos kalbama. Ir jis sakė, kad kai Trumpui buvo pateikta ši informacija, nes Trumpas galiausiai gavo instruktažą, o jam tuo metu buvo pati apkalta, ta prasme, jis buvo pačiame apkaltos procese. Tad jis sprendė šitą reikalą ir tada gavo štai tokį egzistencinį instruktažą, kuris tiesiog sukrėtė jo pasaulėžiūrą. To instruktažo metu, kai tik jie užsiminė, kad egzistuoja šie pusiau mišrūnai, jis pajokavo, kad Adamas Šifas tikriausiai yra vienas iš jų ir, na, taip, tuščiasis Šifas. Taigi, apie nuotrauką toliau galima nesunkiai rasti, kad ji buvo sugeneruota su dirbtinio intelekto pagalba. OpenAI – generatyvinis vaizdų kūrimo įrankis. Todėl reikėtų atsargiai žiūrėti į visus tokius vaizdus ir informaciją. Kaip ir į bet kokią informaciją, reikia žiūrėti atsargiai. Reikia nepamiršti, gyvenam parazitiniai sistemoje. Taigi, Grušas vėl po tom sekančią dieną paskelbė štai tai. Jų klausė dėl tų paskelbtų 4 ateivių rūšių, apie kurias neva JAV vyriausybė žino. Na, o jis atsako, jog yra keletas tokių, apie kuriuos JAV vyriausybė žino. Kalba apie kažkokią plazminę gyvybės formą. Mačiau apie tai jau ne vieną postą, kad Žemėje yra tokios gyvybės formos plazminės. Galbūt, sakyčiau, kažkas panašaus į kamuolinius žaibus, taip dabar pagalvojus, kurie kartais tikrai elgiasi kaip protinga gyvybės forma. Na, šioje vietoje lieka atviras klausimas. Na, štai, draugai, šiandien tokia trumpa informacija, bus daugiau, draugai. Tikrai yra ką jum parodyti.
Tiesiog šiandien ilgiau neišeina pasėdėti prie kompiuterio, todėl tik tiek. Dėkui už dėmesį ir iki greito.